If I send Roberta for a place to get money because I'm renting this place, Jeigu aš siunčiu Robertą į vietą, kurioje galima būtų uždirbti pinigų, for example, pavyzdžiui, and the people usually paying the money to me, bet dažniausiai žmonės moka pinigus man. but I was sick and I sent my sister or my wife. Bet aš sirgau ir aš nusinčiau savo seserį arba žmoną. So the man tell you, I don't pay for you, I pay just to Ryan. Todėl žmogus sako, ne, aš tau nemokėsiu, aš mokėsiu Ryanui. Then she said, no problem, I am and Ryan is one, we are working in the same company. He sent me, no problem. Tuomet aš pasakyčiau, kad nieko tokio galite man sumokėti, nes aš ir Ryanas dirbame vienoje kompanijoje. So, Jesus Christ said the opposite. He said in his mouth and in many places in the Bible that he is not God and he don't know the judgment day. Jėzus Kristus pasakė apie paskutinę teismo dieną, kad jisai nežino, kada jį bus ir net angelai to nežino. He said even not the angels in the heaven know the judgment day. Net angelai danguje to nežino. Not even me. Netgi aš nežinau. And that he is messenger of God and he is under the God of the audience and bounds. Ir jisai taipogi yra Dievo pranašas ir jisai lenkėsi jam. And when they ask him, are you good? Ir kai jisai buvo klausimas, ar tu esi geras, He answered, no one good. jisai atsakė, ne vienas geras, Just God is good. tik tai vienas Dievas yra geras. In Matthias chapter 4, verse 10. Mato 4:10. 4:10. He said to the devil when he asked him to worship him, Jisai paklausė velnio, kai jisai buvo prašomas melstis jam, you must pray and worship your one God. buvo pasakyta, kad turi melstis ir garbinti tik tai vienintelį He Dievą. didn't say for him you must worship me or worship Maria. Jisai nepasakė, kad turi garbinti mane arba Mariją. Jesus say in Johannes, in John, sorry, or Jonas, Jono Evangelija 20:17. 20:27. I am going up to my God. Aš einu pas Dievą. Jesus said when he was in the cross, Jėzus pasakė, kai jis buvo in the cross, tiesiog ant kryžiaus. Alia, Elia, lima shabachthani, in Hebrew. Alija, Lima shabachthani. hebrajiškai. I think brother know this one. Taip. This is, I am Arabic and we speaking similar language, like Jewish. Aš esu arabas ir mūsų kalba su žydų yra labai panaši. If someone know Jewish here, he know that Aliyah, it's mean in Arabic, Allah. Jeigu kuris nors iš jūsų supranta žydų kalbą, tai suprastumėt, kad tai yra Allah, Elija reiškia arabiškai Elia, Allah, Allah, it mean. dėl to, kad jų kalbos yra panašios. Until today, yes, you know, until today, these days, the Jews saying Allah today. Iki šių dienų žydai žino, kad Allah reiškia Dievas. If they want to speak it in Arabic way. Jeigu nori kalbėti iš arabų pusės. The word lima, Žodis lima, it's mean in Arabic lima, the same word. tą patį reiškia ir arabų kalboje It's lima. mean why? Kodėl? Shabaktani, Šabaktani, in Arabic it means taraktani. arabų kalboje reiškia taraktani. Taraktani. So he said, Allah, Allah, why you left me? Ir jis sako, Dieve, Dieve, kodėl tu mane apleidai. In Corinthians 15, 28, Korintų 15:28. he said, and me, I will be under God's boundary, obedience. Aš nusilenksiu Dievui. Because everything Nes viskas, under God, viskas po Dievu. me too. Aš taip pat esu, žodžiu, po Dievo valia. Jesus was looking up and asking God, and he was praying to him. Jėzus pakėlė akis, meldėsi jam, Dievui. Jesus said in John 10, chapter 23, I think, Jono 10:23. my Father is greater than me. Sakoma, kad mano Dievas yra puikesnis negu aš. Jesus Christ cried, Jėzus Kristus verkė, fall down, nukritęs ant žemės and pray for ir God. meldėsi Dievui. He was sometimes hungry. Kartais jisai buvo alkanas, Like us humans, he was hungry. kaip mes žmonės. He eat fish. Jisai valgė žuvį, He was thirsty and he drink water. jisai buvo ištroškęs ir gėrė vandenį, Sometimes he slept. kartais užmigdavo. And if human eat and drink, what is the result? Going toilet. Jeigu žmonės valgo ir geria, tai koks rezultatas, eina į tualetą. In Mark 1, chapter 1, Marko 1:12. verse 12, 13.
iki 13. The devil attempted. Uh, The devil attempted. You know the word attempted? We find it today. In the, attempted, cheated. Dievas apgaudinėjo, bandė teisingai. Thank you. Attempted him, and he lost 40 days in the forest. Ir jisai buvo pasiklydęs 40 dienų miške. The devil was trying him. Ir velnias bandė jį. So, if anyone now could solve this just question, but later in your time, Jeigu kuris nors iš jūsų galėtų atsakyti šitą klausimą and show me one sentence in the Bible ir parodyti nors vieną sakinį Biblijoje, where Jesus said, "I am God and worship me," kur Jėzus būtų pasakęs, kad aš esu Dievas ir mane garbinkite. we will all be happy now. Mes būtume visi We solve patenkinti. one of the most important problems between all the religions around the world. Atsakę šitą klausimą išspręstume patį svarbiausią klausimą tarp visų religijų pasaulyje. The second question, Kitas klausimas. Jesus said, Jėzus pasakė, as Jonas stayed 3 days and 3 nights in the belly of the fish, of the whale, Jonas išbuvo banginio pilve 3 dienas ir 3 naktis. 3 days and 3 nights. I will stay 3 days and 3 nights in the belly of the earth or the belly of the cave. Taip ir aš išbūsiu 3 dienas, 3 naktis, žodžiu, viduje. And this should be the miracle of Christianity until today. Ir tai turėtų būti krikščionybės stebuklas iki šių laikų. Believe me, Tikėkite manimi, ladies and gentlemen, ponas ir ponai, no one till today nei vienas iki could šių dienų explain this puzzle negalėjo išaiškinti šito. and why Jesus didn't fulfill this miracle. Ir kodėl Dievas neišpildė šito stebuklo. And he stayed 2 nights maximum. Ir jisai išbuvo oloje daugiausiai tik 2 naktis. From Friday evening Nuo penktadienio vakaro. to Saturday, or let's say the beginning of the Jewish, it's Sunday, let's say, or Saturday. Sakykime, kadangi pagal žydus gali būti iki sekmadienio. So it's not 3 days and 3 nights. Taigi tai nėra 3 dienos ir 3 naktis. But if you say that this was just a guide or mathematics or any kind of translation mistakes, Jeigu sakytumėte, kad tai buvo matematinė arba vertimo klaida, why we didn't correct it? tai kodėl mes jos nepataisime? Some Christians in Switzerland Kai kurie krikščionys Šveicarijoje want to change this part in the Bible norėtų pakeisti šitą dalį Biblijoje. and make it from Wednesday. We have the holiday, the Friday, the Holy Friday we have. Švento penktadienį norėtų pakeisti. We celebrate the rise of Jesus. Kada buvo, žodžiu, Dievas prisikėlė. So now they want to make it at Wednesday. They want to make that Wednesday before 3 days. So it will fulfill the 3 days and 3 nights. Because Friday is not 3 days and 3 nights, it's just 2 or 1 night. Noriu pakeisti dieną tam, kad išeitų 3 dienas ir 3 naktis, kad nebebūtų tos klaidos. So Jesus again said, I will stay 3 days and 3 nights in the belly of the fish. So what is the miracle? It is this. Tai jeigu sakė Jėzus, kad aš būsiu 3 dienas, 3 naktis, tai tuomet kur yra stebuklas? If you stay alive in the stomach of fish, it's a miracle. But if you stay dead, it's not miracle. Stebuklas yra tai, kad jeigu tu išbūni nemiręs, 3 dienas, 3 naktis pilve, tai tuomet yra stebuklas. Bet mirti tai nėra stebuklas. Because he stayed dead, we know, in these 3 days, suppose if he had 3 days. Jeigu jisai būtų buvęs tos 3 dienas, 3 naktis, He was dead. tai jisai būtų miręs. So this was the second question of the miracle of Christianity. Tai buvo kitas stebuklas krikščionybės. The third question. Pirmas klausimas. It is known these days Nėra žinoma iki šių dienų. that night and mornings Yra žinoma iki šiomis dienomis, kad dienos ir... These days we know that nights and mornings and days and Šiais laikais žinome, kad dienos ir naktis, you know, the earth going around the sun Žemė sukasi aplink Saulę, and the moon and the sun and all the things going around, then we having day and night. We all know that now. Visi žinome, kad pagal tą sukimą tokie dalykai vyksta. And we need sun Ir mums reikia Saulės, and we need moon. reikia mėnulio. To have a night, a light, we have a moon. Tam, kad turėtumėm dieną ir naktį. To have morning and night, we need sun. Tam, kad turėtume rytą ir vakarą, mums reikia And Saulės. if you want to say today, tomorrow, after tomorrow, I need to have 24 hours. 24 hours is the turning of the sun and the earth. Ir jeigu norėtume pasakyti, kad rytoj, poryt ar dar poryt, tai žodžiu, mums reikėtų tada Saulės ir mėnulio, kadangi jis apsikeis, suktųsi. Ir tada būtų praėję 24 valandos. But in that days, when they written the Bible, Tačiau tais laikais Biblijoje parašyta, it seems that they didn't know that.
pasirodo, kad jie nežinojo šitokio fakto. Or they didn't know that the earth is cycle. Ar nežinojo, kad Žemė yra apvali. Why they didn't know the earth is cycle? Because the devil take Jesus up the mountain and he showed him the whole kingdoms and the people who living. O kad yra parašyta, kad Show him everything, show him. Jėzus Kristus buvo pakeltas, žodžiu, patį aukščiausią tašką, kad galėtų matyti visą žemę. He cannot show him because the earth these days we know it's like this. Jie negalėjo to įrodyti, todėl kad iš vieno taško negalima matyti visos žemės, nes žemė yra apvali. And when Galileo and one famous Italian like Leonardo da Vinci found that the earth is cycle, the church wanted to burn him. Ir kai Galilėjus atrado, kad žemė yra apvali, They wanted to burn him. krikščionis norėjo, žodžiu, bažnyčia norėjo jį sudeginti. As the church burns a lot of scientists, people. Kaip ir daugelį kitų mokslininkų.